Prisijungimas prie elektroninės bankininkystės. Prisijungimas prie elektroninės bankininkystės procesas gali skirtis priklausomai nuo jūsų naudojamo banko ir jo sistemos. Vis dėlto yra bendri žingsniai, kurie turėtų veikti daugumoje bankų. Apsilankykite banko interneto svetainėje. Atidarykite savo interneto naršyklę ir įveskite savo banko interneto svetainės adresą, suraskite prisijungimo lauką. Banko interneto svetainėje paprastai aiškiai matomas prisijungimo laukas, jis gali būti puslapio viršuje dešinėje pusėje arba atskiroje prisijungimo skiltyje. Įveskite savo prisijungimo duomenis. Įveskite savo vartotojo ID ir slaptažodį. Vartotojo ID paprastai yra jūsų asmens kodas, kliento numeris arba elektroninis pašto adresas. Slaptažodį turėtumėte gauti iš banko, kai pirmą kartą atidarėte savo sąskaitą. Patvirtinkite prisijungimą. Spustelėkite prisijungti arba įveskite savo slaptažodį ir paspauskite Enter klavišą. Papildomi patarimai. Jei neprisimenate savo slaptažodžio, dauguma bankų siūlo nuorodą "Pamiršau slaptažodį", kuris leis jį atkurti. Dėl saugumo rekomenduojama reguliariai keisti savo slaptažodį. Baigdami darbą visada atsijunkite nuo savo elektroninės bankininkystės paskyros. Daugiau informacijos apie konkretaus banko elektroninę bankininkystę rasite banko interneto svetainėje klientų aptarnavimo kontaktuose.